Brangus Užupio radijo klausytojai, toliau mes dalyvaujame misterijoje, kurioje dalyvauju aš. Taip vadinasi sekanti mūsų pristatoma knyga iš misterijos meistro pokalbiai. Primenu dar apie visas šitas knygas jūs galite pasižiūrėti internetiniam puslapyje www.misterijosmeistras.lt ir ten sužinoti kaip daugiau informacijos, o mes pristatinėjom gyvai, kiek įmanoma gyvai, kalbėti apie subjektą, kurio nei apčiuopti, nei pagauti nelabai gaunasi. Misterija, kurioje dalyvauja aš, ši knyga yra kaip tik apie aš. Nes mes labai dažnai įpratę apie save sakyti mes. Jo. Kas sako, oi, mes šitaip nedarome, arba mes šitaip nedarome, mes taip nesilygime ir mes to nenorime. Mums taip atrodo, kad taip yra neteisinga. Nes šita problema yra labai svarbi, ypač dabar pasimatė, kada Lietuva perėjo visai kitą gyvenimo būdą. Iki to laiko tai buvo tas sovietinis laikotarpis, kolektyvinis gyvenimas, ir kada žmonės tikrai gyveno kolektyvinį gyvenimą, kolektyvinėm idėjom, kolektyvinėm mintim, kolektyviniais tikslais. Šiais laikais, kada ypač stipriai vystosi kapitalizmas ir darbo organizavimas labai priklauso nuo ar yra žmonių, kurie sugeba save atskirti nuo kitų, aptikti save kaip subjektą, kaip brandžią asmenybę, kuris sugeba organizuoti savo gyvenimą, organizuoti savo darbą ir organizuoti darbo vietas kitiems. Ir pasirodo, kad ypač pagyvenusi vyresnio amžiaus žmonė, aš turiu menį žmonėms, kuriems virš 30 metų. Čia nepagyvenusi, brandiems žmonėms vis sunku ir tai nėra psichologijos tokios, nėra tokių įgūdžių apskritai subjekto jautimo savęs kaip atskirai nuo kolektyvo. Mes įpratę vis tiek, kad kažkas turi mumis rūpintis, kažkas turi mums statyti tikslus ir kažkas turi organizuoti darbą, kažkas turi valdyti, kažkas kitas, o kad savyje rasti tą. Taip, mes visi norim būti dideliais bosais, mes norim gauti labai didelius pinigus, bet kada ateina laikas objektyvuoti, parodyti, kad tu tą moki daryti, pasirodo, tai yra sudėtinga. Ir dėl paprastos priežasties, dėl to, kad žmonės įpratę save aptikti kaip kolektyvo dalį. Ir dėl to mes visi turim bendrus tikslus, o kad turėti aptikti save atskirai visiškai nuo tave supančių žmonių, tai ir yra tas subjekto aptikimas, kaip brandžios asmenybės, kuris sugeba aptikti tai, ko jinai nori, ko aš noriu, ir organizuoti savo gyvenimo, ir ne tik gyvenimo, bet darbo tikslus. Tokių žmonių jų nėra daug, jie dar tik auga, jie dar tik mokinasi, ir dėl to daug psichologinio darbo ir daug kažkokio tai kitokio praktinio darbo ir tas yra reikalinga žmonėms, kad tai yra patrauklu, kad tie žmonės, kurie pasiekė kapitalizme, pasiekė rezultatų. Jo, tai prasme, aš turiu menį, kad jie uždirba pinigus, padaro karjerą, turi galimybių, turi papildomų socialinių laisvių ir taip toliau, tai yra tie žmonės, kurie to nori. Nes jeigu tu nenori, jeigu tu to nesieki, niekas čia nesirūpins. Tai tu nenori, nenori, vadinasi, tau nereikia. Kitas noro, kaip sakoma, realizavimo būdas, tarsi. Ir tai labai įdomu, kad žmogui, paprastas dalykas, jūs paklauskite žmogaus, savo draugo, ko jisai nori. Jūs aptiksit, kad jisai, jeigu jūs daug kartų tą klausimą klausinėsit ir paprastų būdų, ko tu nori iš savo norių? Aš noriu mašinos, o ko tu nori iš to savo norių? Aš noriu, kad apie mane bendraučiau su tokiais žmonėm, kurie tokias namus turi, o to nori, iš šito noriu. Ir taip einant, žmogus pamatys, po kiek laiko pradės erzintis, dėl to, kad jisai pats nėra iki galo įsisąmoninęs savo norus. O jeigu žmogus nėra iki galo įsisąmoninęs savo norų, tai ką jisai daro? Jisai bėga ten, kur visi bėga. Šiuo metu visi bėga masiškai pietus arba į vakarus arba rytus. Ir tu bėgi. O kur jūs bėgate? Jeigu paklausit bėgančio žmogaus, o kur tu bėgi? Ką žinau, visi ten bėga, į ten bėga. O kodėl bėga? Ką žinau, kodėl bėga? Dėl to, kad visi bėga. Ta masė bėganti, jinai yra tikrai be subjekto. Tai yra žmonės, kuriem ir tai yra aišku, ir suprantu, kad tai yra saugu, kad tai yra specifinis kažkoks komfortas gyvenimo, toks pasyvumas. Šitą knygą pasakoju būtent apie žmogų, jinai gali būti žmonėms įdomi, tie, kurie nori tapti aktyviais. Aktyvus žmogus, kuris nori gyventi taip, kaip jisai nori. Ir pasiekti to, ko jis nori, šitam gyvenime ir nelaukti nei kitų karminių gyvenimų, nei kažkieno tai kito didelio boso, kuris ateis ir tau padės, priims tave į darbą ir iš tavęs padarys žmogų. Reikia iš savęs viską daryti. Ir čia yra metodikos, technologijos, būdai, filosofija, psichologija, tiesiog, kuri padeda žmonėms ir tikrai bus įdomi žmonėms, kurie nori tapti aktyviais. Ir ne tik tai aktyviais socialiniam gyvenime, bet aktyviais ir savo, dvasiniam gyvenime, jausminiam gyvenime, intimiam gyvenime. Tai yra daug įdomių patarimų.
Jo, aš čia dabar žiūriu, atsiverčiau knygą ir taip irgi įdomiai pats šitą perskaičiau. Aš tai tas, kuris tvarko mano vidinius reikalus. Gerai, trumpai ir gana aiškiai pasakyta, nes dažnai žmogus vis galvoja, o kasgi tiksliau tvarko jo vidinius reikalus. Dažniausiai niekas tai tas, kuris tvarko. Dažniausiai niekas netvarko. Kitas dalykas labai įdomu yra, kad žmonės dažnai neturi savo vidinio pasaulio. Nes tas, kai jis vadina vidiniu pasauliu, tai yra standartai, stereotipai, tie, kurie jis masto visi. Tarsi primesti iš išorinio pasaulio, vienu žodžiu, įstatymai ir veiksmai, kurie priimami kaip vidinis pasaulis. Taip, o tas, kas jo tikrai asmeniškai išjausta, kas jo tikrai asmeniškai sugalvota, suprasta, tai yra labai tokie deimantai, jų mažai. Bet jų galima padauginti, jų galima padidinti, ir tada žmogaus gyvenimas tikrai, vidinis gyvenimas pasidaro platus, ir tada atsiranda galimybė atsirasti subjektų, nes nėra vidinio pasaulio, nėra kur atsirasti subjektų, yra išorinis savikontrolė, yra socialinis spaudimas, savikontrolė, va tas, kas pakeičia mano tą subjektą. Man galvoju, kodėl žmogus tikrai pats savo neįdomus, kodėl jisai pats savo, kaip tai pasidaro, kad jis pats savo patampa, kaip tarsi atstumtas, nustumtas, neaktualus, netgi taip galima pasakyti. Aš manau, kad tai yra, vėlgi, tai yra socializacija, kadangi tu gyvendamas augi tarp žmonių, kurie ne visada tavim domisi. Ir dėl to tas mažas domėjimas tavim kaip individu, jisai tokiu būdu įeina į žmogų, į vidų. Ir dėl to žmogus irgi pats savo daiktas. Čia yra labai svarbi psichologija žmogaus, kadangi mes gyvenam tikrai toj kultūrai, kuri ne kultūroje, tam laikmetį, kada pirk, dirbk ir mirk, yra pagrindinis šūkis. Dėl to žmonės gyvena daiktų pasaulyje. Ir vienas iš tų daiktų yra aš, mano imidžas. Ja. Mano išvaizda, mano jausmai, tai yra daiktai. Ir tas nudaiktėjimas, jisai, kaip gali būti žmogus, jeigu jis yra daiktas, kaip jis man gali būti įdomus. Jis man gali įdomus tik tada, kada jis stilingai aprengtas, kada jis yra nestoras, neplonas arba atitinka matmenis. O jeigu jis netitinka matmenų, jeigu jis yra nelabai išvaizdus, tai jis man tada neįdomus. Aš pats savo tada neįdomus. Ir žmogus kankinasi dėl to, kad jis kaip daiktas, jis netitinka parametrų, kitų daiktų. Ir tai yra pagrindinė, man atrodo, ir streso, ir ypač jaunimo, kurie nepapuola į standartinius matmenis, į standartinį gyvenimą. Į kažkokie mes pat nepriklausom. Čia irgi kažkaip žiūrėjau ir galvojau, buvo vakarėlį, kuris čia buvo 73-5 metų, ir galvojau, šiais laikais hipiai net ir nesigautų, net ir, ta prasme, nėra to kažkaip, tais laikais, kai jie buvo vakaruose, tai jie buvo, tarsi irgi pasipriešinimas tai vartotojiškai kultūrai. O mes dabar neturim kuo pasipriešinti vartotojiškai kultūrai. Mes dabar jie kaip tik jinai mus taip intensyviai vartoja, kad nežinia, kada ateis tas laikas, kada atsikvošė. Kada vyks pervartojimas. Man atrodo, kad Lietuva tikrai džiaugiasi, kad jinai pradėjo gauti gerą gyvenimą. Jo, tai dabar vartoja. Taip, ir kadangi tas vartojimas jis vyks ilgai, man atrodo, keletą kartų gali pasikeisti, kol žmonės to persisakys. Jo, gali būti ir toks liūdnas variantas. Bet aš manau, kad pačiam savo, aš nelinkiu laukti 2-3 kartų, manau, kad reikia susidomėti savo gyvenimu ir bandyti kažką tai padaryti dabar. Taip, kad brangus Užupio radijo klausytojai, jeigu jūs norite patys savo pasidaryti įdomus, bent patys savo atrasti, susidomėti, tai manau, kad jums gali padėti šitą knygą, kuri vadinasi Misterija, kurioje dalyvauju aš. Igorio Kalinausko iš Misterijos meistro pokalbio. Tik klausykite mūsų po pertraukėlės, mes pristatysime jums dar vieną šios serijos knygą Šviesos beieškant.